Čia mano šiandienos įrankis vietoj meškerės. Reikia galvoju prasilginti biškį. Ir bandysiu prasivalyti vietą žvejybai, kaip rekomendavo kai kurie komentatoriai mano kanale. Manau, kad gera mintis. Man ir pačiam tokia mintis kilo. Tikiuosi atlaikys čia šitas sujungimas toksai. Čia atrodo negilu, bet iš tikrųjų, kai vanduo skaidrus, tai čia visai gilu. Jo, žolės kaip ir raunasi, bet vanduo iškart susidrumščia. Ir reikia dar matyti, kurioje vietoje viskas vyksta. Ir dar jas išmesti tą žolės reikia. Čia geriausia dviese šitą darbą daryti. Šiaip žolės lengvai traukiasi. Jo, nepagalvojau, kad tada žolės kažkur reikės mesti. Nežinau, ar čia gerai darau, bet bandysiu kažkur tai ten toliau. Dumblo biškį pasiekiau, tai pasikėlė iškart debesis, reikia iki pat dugno neleisti grėblio. Nu, sakyčiau, žiauriai gerai. Nelabai greitas procesas, bet kaip ir nėra labai sudėtingas. Labiau matomumas trukdo. Nu, nežinau, ar jį matosi, bet jau koksai metras ant metro yra skylė. Gal tai ir užtenka. Viskas, man atrodo, kad liuks. Kokie 1,5 metro ant 1,5 padariau. Yra šiek tiek dar tokių liekanų, bet aš manau, kad jos išsitrauks su kabliuku, su užmetimais. Po truputį išsivalys. Gylis apie 2 metrai. Viskas. Šiam kartui tiek. Vakare bandysiu pažvejoti. Nežinau, ar čia ne per anksti, gal biškis stresas bus. Žuvis nesupras, kas įvyko. Bet pabandysim. Atrodo gerai. Liuks. Nu, ko nori.
Varyk iš ten. Eik namo. Pirma žuvis. Gražiai, bet raudė. Bet labai gražiai. Dar viena raudė. Ui. Panašu, kad žuvis į tašką atėjo, bet ar yra ta, kurios man reikia? Saulutė pasislėpė. Gal truputį žuvis aktyvuosis, nes čia labai skaidrus vanduo. Kai saulė šviečia, viskas kiaurai matosi. Gražus kibimas. Kažkas buvo normalesnio. Nieko gero kol kas. Pasėdėjau dar pusvalanduką, bet dėja lyno kibimo tą dieną taip ir nesulaukiau. Buvau pakilime, kai pavyko išsivalyti žolės žvejybos vietoje. Bet dabar vėl grįžo abejonės, ar tikrai ši vieta lynui patinka. Na bet viena žvejyba nerodiklis, todėl per žolinių ilgąjį savaitgalį su savo 2 bičiuliais ištaikėm progą susitikti vyriškoje kompanijoje ir pažvejoti toje pačioje mano vietelėje. Ir vėl prisistatė tos įžūlios antys, kurios trukdė ir anksčiau man žvejoti. Vydas bandė su jomis draugiškai susišnekėti, bet nelabai kas gavosi. Čia tuštų reguliuoja. Ne dėl to, kad pataikyti ten, kur nors. Nu, tai išsiskyrė, matai, nepraravėtas. Biški... Nu, čia ant ribos šitas. Biški arčiau, ne? Biški dešiniau. Dešiniau. Ten, kur ta antis. Jo, ir galvosavas arčiau. Biški dešiniau. Jo, geras. Čia į vidurį. Užsimaišėm apie 1,5 kilogramo pašaro, pridėjom papildomai kukurūzų ir pirmam šėrimui panaudojom maždaug pusę kiekio. Tuomet pradėjom testus su gyliais. Ne visi tilpame į plotą be žolių ant dugno, todėl teko su gylio reguliavimais pavargti per šią žvejybą. O antis nuskubėjo į pašertą vietą ir pradėjo kažką rankioti. Ar tai kukurūzus rinko, ar tai tiesiog gėrė skanų vandenėlį, neaišku. Net užmesti buvo pavojinga, kad neužkabinti jų. Jos visai nieko nesibaidė. Bet vėliau šiaip netaip atsikratėm jų. O štai ir pirmas kibimas. Jo ilgai laukti nereikėjo. Oi, kas čia? Stiprus, stiprus, patsukas kažkoks. Smulkios raudės iškart prisistatė į pašertą vietą. Mes su Vidu masalui naudojom kukurūzus, o Aivaras pradžiai bandė miksą – kukurūzą ir dziko. Neša. Po truputį judesys prasideda, kimba tiek ant dziko, tiek ant kukurūzo.
Nu, kyla vėl. Yra. Po vieno iš pakritimų viduje atsikabino plūdė. Sulūžo plastikėlis su kilpute, kurie plūdė slankiojo per valą. Taigi, perkant plūdę, tikriausiai geriau imkite su metalinė kilpute. Kas čia bus? Rūdė tai pakėlė? Šioje vietoje ypač aktyviai kybo raudės, ten matyti jų susibūrė daugiausiai. Ar pašaro daugiausiai pateko? Aivarui nusibodė gaudyti raudes ir jis nusprendė pakeisti masalą. Užsidėjo marcipaninę žalią peletę kartu su dzyku. Ir mano nuostabai iškart sulaukė ešeriuko kibimo. Jį kažkodėl sudomino toks žalias egzotinis masalas. Yra? Šerys. Pradžioje buvo sudėtinga su užmetimu į tokią ankštą vietą, bet kuo toliau, tuo arčiau vienas kitą užmetinėjom ir bandėm sutilpti į mano nuvalyto dugno plotą. Ir dar vienas ešerys, panašu tai nebuvo atsitiktinumas. Tu kitą kartą, kai ešerių važiuosi, pagalvok apie šitą reikalą. Pasirodo, čia raktas, sėkmė. Nes šitą dar nebuvome ešerį pagavę, aišku, nedaug žvėjom, bet tokių bairių nepasitaikė. Geresnė. Vakarą didėja žuvis. Tai jau privalgė. Šit irgi geras ženklas, kad... Ėjo jau 3 valanda žvejybos. Mes po truputį gaudėm raudes ir tiesiog smagiai leidom laiką, bendravom. Apie linus jau nelabai ir svajojom, kažkaip vilties daug neatrodė, kad yra. Ir tada... Matau. Yra, žiūrėk, bet aš ir sakyčiau parankti. Jo, nepataikiau, žiūrėk, lynas. Geras. Ir tada valtyje prasidėjo panika. Mes tam nebuvom pasiruošę. Per anksti, bet žiūrėk rezultatas. Pusantro kokia. Tu greičiau kalbėjai. Aš jau nebematau, jo kuris. Iš čia pat. Neplėšiu, matau. Geras, eik tu peklon. Man reiktų kameros. Labai geras. Jo, vien tik. Imk. Kalus. Keuri batai visi. Panika laive visiškai. Mes nesitikėjom. Mes jau nieko nesitikėjom. Ir atėjo jisai. Yra, chebryte. Tiek sėdėjom. Žiūrėk, alaus atsidarysiu dar vieną tą progą. Nu, fors mažoras buvo suriukas. Matai, kas darosi. Gražuolis. Nu,
Pusantro. Pusantro 1,6. Gerai, gerai, ir įės čia viduj. Jau visiškai mes nieko nelaukiam, čia juokavom, bairavom ir šitau, kad nori. Wow. Didžiausias mano. Čia paskubėjau jo iš tikrųjų. Nu, bet pasikirto gerai. Bet nesvarbu, svarbu rezultatas. Jis gerai čiupo, žinai. Gerai buvo paėmęs jau. Gražuolės, eik tu savo, išlaukiam. Kiek mes laukiam? 3 valandas. Jokio kibimo, nieko. Ir yra. Po šito lyno kibimo žvejyba šiek tiek pasikeitė. Atsirado azartas ir tikėjimas, kad galime pagauti daugiau lynų. Taigi nusiteikimas pasikeitė. Ir praėjus vos 15 minučių, aš sulaukiu gero kibimo. Lynas. Nežinau, kur man. Viskas gerai, aš pats galiu. Pats? Kamerą pažiūrėti. Oi, toks pat. Mažesnė. Shit. Vėl panika valti. Taškai gerai. Variantas. Antras. Gražuolis. Kiek praėjo? Kokių 10-15 minučių. 20-15, na jau? Sulaukėm. Visgi neišvengiam ir valo susipainiojimo. Kai žvejyba vyksta tokioje ankštoje vietoje, tai nieko nuostabaus. Besileidžianti saulė irgi sunkino situaciją, matomumas mažėjo. O raudės kybo praktiškai be perstojo, sakyčiau, kad jų dydis po truputį vis augo. Matyt, didesnės raudės vis labiau užstumdavo mažas laikų bėgant. Gražesnė? Bet taip aš šitokių gaudžių monstrų, kad trigubai didesnių šitą nėra labai didelių. Kad užėjate. Užmetimų tikslumas vis didėjo, į pabaigą jau visai glaudžiai sumesdavom plūdes. Pačiame viduriuke kybo geriausiai, ten matyt daugiausiai pašaro papuolė. Žvėris mažytė kokia. Kuoja. Bet gražiai. Yra. Mažiukas linukas. Ne, raudansparnė. O, akis, ne, raudansparnė. Ui, su. Gražuolė. Mamka. Jo, štai paltų bėdai. Vėl raudė didelė. Ne mažesnė. Biški mažesnė. Aš nespėjau tai trauktis iš kelio, baig. Saulė praktiškai nusileido, o mes, pagavę azartą, dar neskubėjome į krantą. Norėjosi patikrinti dar bent pusvalanduką po saulės nusileidimo. Todėl Aivaras išsitraukė šviečiančius angulius plūdėm, tai leido dar šiek tiek pratęsti žvejybą. Daugiau lynų kibimo nesulaukiam, bet aš likau patenkintas šitą žvejybą. Dabar galiu sakyti, kad turiu dar vieną vietą, kur galiu žvejoti lynus.
Apskritai šitas sezonas su plūdinė pavyko geriau nei aš tikėjausi. Galbūt tai buvo paskutinė lynų žvejyba šiemet, bet tai buvo didelis žingsnis kitų metų plūdinės sezonui. Iki kitų kartų.